Toliau laidoje Svajonių sodai patarimai, kaip susikurti išskirtinį žydėjimą pavasarį ne tik gėlynuose, bet ir vazonuose. Ir kaip derinti svogūninės gėles. Mums patars mūsų laidos konsultantė, parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistė Liucija Kunigiškytė. Taigi šitą laidą mes jums ruošiame gražų pavasarį. Žiūrite jūs dabar, kai yra rugsėjis, nebe tos jau nuotaikos, bet tas nuotaikas mes galim puikiausiai susikurti kitam pavasarį, Liucija. Tai tas gėlynas mūsų, daugiametis gėlynas, žydintis gėlynas. Kokie jūsų patarimai? Aš tai turiu vieną patarimą. Jeigu norite vau pavasario, tai nepamirškite, kad tą darbą, kad vau pavasarį būtų, reikia padaryti rudenį. Ir šiandieną mes turime išties įstabų gėlyną ir turime begalę įvairių laikų žydinčių gėlių, kurias mes pasodinome rudenį. Ir matote, kad vienos gėlės dar žydi, kitos jau peržydėjo, trečios dar žydės. Ir pavasaris išties yra dėkingas, nes tas pavasarinis žydėjimas labai priklauso nuo temperatūros. Mes vis sakydavome, kad gegužės mėnesį mes turime pavasarinį gėlyną, tulpės pas mus žydi gegužę, bet turime ir tokios praktikos, kaip pražysta tulpės ir balandžio pirmą dešimtadienį. Tai štai tas gėlynas, kurį aš noriu jums parodyti ir kurį noriu paraginti turėti kiekvieną. Tai gėlynas sukurtas ne per metus ir netgi ne per 2 metus, bet tai, ką mes pasodinome, papildėme tą gėlyną, šiai dienai mes turime štai šitą vaizdą. Mes turime be galo gražius žydinčius hiacintus, mes turime įvairias grupės tulpių, vieno žydi, kitos nežydi. Mes šalia turime daugiametės gėlės ir turime tą tokį harmoningą gėlyną, vau, pavasarinį gėlyną, ką aš norėčiau, kad kiekvienas turėtų, kiekvienas džiaugtųsi, matytų, džiugintų kitus ir save. Taigi, Liucija, tai kas čia pražysta anksčiausiai? Greičiausiai eleborai, ar ne? Ir mes turime puikų krūmą eleborų. Mes turime nuostabų krūmą eleborų, daugiametis augalas. Mano pati mėgiamiausia spalva, nes eleborai gali būti įvairių spalvų, bet aš labai mėgstu šitą spalvą dėl tos priežasties, kad jeigu ir sniegas užsnigo, mes turime šitos nuostabius žiedus. Turime arti 10 grupių tulpių. Vienos jo žydi anksčiau, kitos žydi vėliau. Tai, ką mes matome dabar gėlynė žydinčia, tai šitas šviesiai violetinės spalvos tulpės, jau jos, tai yra triumfo grupės tulpės, jos puikiai atrodo rausvos spalvos. O va štai vėlyvosios pilnavidurės dar tik tai su pumpurais jo žydės vėliau. Todėl tie, kas sako, kad tulpės peržydi per kelias dienas, yra visiškai neteisūs. Sodinkite įvairių grupių, jo žydi įvairių laikų, įvairiomis spalvomis, įvairiomis žiedo formomis. Ir ką aš norėčiau dar pasakyti, kad kurkite tą tokį vientisą didelį gėlyną, sodinkite jį daug, tada turėsite tą vau efektą, nes 3 žiedeliai kažkur tai gėlyno kampe tikrai nepadarys to gražaus vaizdo. Na, o šita yra viena ankstyviausiai žydinčių Kaufmano grupės tulpių. Tai tiesiog noriu parodyti, kad tulpė žydi ne vienu laiku. Ir kaip ir sakiau, yra arti 10 grupių šitame gėlyne, aš nuskyniau jau 5 skirtingas grupės, jos skiriasi savo žiedo formą, skiriasi žydėjimo laiku. Paprastai gėlynuose ir vyrauja kokios 5-6 grupės tulpių, tam, kad mes turėtume žydinčias tulpės ne savaitę, 3-2 savaitės ir džiaugtumėmės jomis. Na ir be tulpių šitame gėlyne jūs matote ir daugiamečių gėlių. Gražuolės raktažolės, šalia žemaugiai auskarėliai labai gražus. Labai gražiai gėlynuose dera narcizai. Kaip ir tulpės, jie gėlyne gali augti ne 1 metus. Dar vienas augalas, kuris gali nustebinti savo grožiu kitą pavasarį. Taip, yra karališka margutė ir mes turime jauną augalą, 1 metai pasodintas šitas augalas, vienas pirmųjų pavasarį pražystančių augalų ir kartais atsitinka taip, kad jį pakanda šalnos. Mes turime štai tą nuostabią karūną, štai tuos nuostabius žydelius ir tokį labai savotišką kvapą, kuris neužmuš kurmių, bet atbaidys juos tikrai. Tai gėlė, kurie turėtų augti gėlyne, neskinkite jos, neneškite į kambarį, nes kvapas nėra tas malonus, kurį mes norėtume turėti gyvenamojoje patalpoje.
Liucija, jau esam svogūnėlių stulpių sodinę ir narcizų, ir hiacintų, į vazonus, į paletės esame sodinę, o dabar štai turime pavyzdį, kaip pavasarį viskas gražiai atrodo. Iš tikrųjų, tulpes galima auginti ne tik dirvoje gėlyne, bet galima auginti ir vazonuose. Ir mes padarėme tokį eksperimentą, nes tai atrodo, ir vienas, ir kitas vazonai, bet parodysiu, dėl ko aš čia juos susistačiau ir ką aš noriu parodyti. Štai, šitos tulpes dar žydės, gėlytės, kurios peržydė šitoj kompozicijoje, viskas buvo pasodinta tiesiai šitą vazoną. Vazonas žiemojo lauke, pavėsinėje, puikiai peržiemojo. Ir štai turime, ir nesušalo, ir neiššalo. O šitas vazonas, ką aš noriu jums parodyti, štai žiūrėkit, kaip mes buvom pasodinę tas tulpes. Ir paprastai kai kas nemėgsta tulpių sodinti dėl to, kad nužydėjusios jos tampa nedekoratyvios. Tai puikus sprendimas, kas nori turėti žydinti vazoną pavasarį, turi štai tokį sprendimą. Peržydėjus tulpėm jūs galite išimti vazoną, nunešti į patvorį, kad svogūnėliai natūraliai numirtų, pasiruoštų būti sodinami, o šitame vazone jūs galite auginti vasarinės gėles. Tai čia štai toks sprendimas ir čia toksai pat sprendimas. Štai. Tikrai puikus sprendimas, labai gerai. Atsakymas į klausimą, kaip sodinti tulpes į vazonus, manau, gali būti dvejopas sprendimas. Susodinate tiesiai į vazoną arba sodinate štai į tokį plasmasinį vazoną, vėliau jį patupdote į jums reikalingą vazoną ir turite štai tokią pavasarinę kompoziciją. Vasaros metu šitame vazone auginate vasarinės gėlės, o rudenį šitą vazoną puikiai papuoš rudenį žydintys augalai, viržiai, erikos, tiesiog 3 gėlynai viename vazone. Tai dar kalbant apie vazonus, mes panaudojame tulpėms sodinti ir termovazoną. Štai šitas vazonas, kuris atlaiko minusinės temperatūras ir augalai jame tikrai neiššąla. Mes pasodinome tulpes ir palikome jas prie šito namelio per žiemą. Žiema buvo šalta, niekas neiššalo. Štai šiai dienai mes turime štai šitas nuostabias tulpes, kurios neužilgo žydės. Galima sodinti vėlgi dvejopai. Galima pripildyti žemę, susodinti tulpes, galima, kaip aš ir rodžiau, pasodinti vazonėliuose. Bet šiaip mes tiesiog pabandėme, norėjome būti visiškai tikri, ar termovazonai iš tikrųjų atitinka savo pavadinimą. Taip, jie atitinka. Tai kitais metais mes sodinsime dekoratyvinius augalus į šitą vazoną ir paliksime žiemoti lauke ir džiaugsimės nauda, kurią mums suteiks šitas vazonas. Tiesiog išspręsime problemą skaudančių nugarų, pernešimo sunkaus, paliksime ten, kur jisai yra. Taigi ir čia dar turime nepaprastai gražūs lapai. Kas tai yra? Aušra, čia yra toksai labai kombinuotas gėlynas, nes aš sakau, pasodinti tulpes gali visi, bet pasodinti kompoziciją pavasarį žydinčių gėlių duota ne visiems. Tai mes pasodinome iš tikrųjų šitą kompoziciją ir joje yra štai. Čia yra peržydėję krokai, čia yra žydinčios žydrės, o štai šitos gražuolės yra grygo tulpės ir grygo grupės tulpės. Išskirtinės yra tuo, kad tai bus nuostabiai gražus raudonos spalvos žiedai, jie dar pražys, bet jau ir dabar šitas gėlynas atrodo labai dekoratyviai, nes tie lapai, kurie tokie spalvingi, iš tikrųjų ne ką nusileidžia žiedų grožiai. Ir vėliau dar žydės vendienės. Ir kadangi tai yra gėlynas, kuris yra labai matomas ir jis yra reprezentacinėje vietoje, tai tarp šitų nužydėjusių tulpių mes sodinsime vienmetės gėlės. Linkime jums visiems puikaus pasiruošimo sodinimui, kad pavasarį sužydėtų jūsų kiemai.